labai ankstus rytas. Dar netgi taip prietema. Ką? Ir biškį krapnojant, ką? Judam į savo naujus apartmentus ant ratų. Į sleeper busą. 5 kilometrai peškute. Per valandėlę kokį turim nueiti. Gaut kavos, nes mirsim be kavos. Kaip tavo būsena? Labai blogai miegojau aš savaitgalį. Aš vapšė nesuprantu, ar miegojau. Akis graužė. Aš net nemiegojau irgi toks jausmas. Bet tai, labai žiauriai. Oras tam hotelį atrodo kaip atvalia miegoti. Aš dėl kitų priežasčių nemiegojau. Emocijos vakar rytas gavo. Visą naktį pergalvot. Buvo šansai laimėti. Vienu žodžiu. Va čia tai va. Vienas pliusas, taip anksti pakeltis 5, kad pagaliau nieko nėra. Koks negražus rytas. Ane? Nu, vakar rytas gavo ir šiandien negražus rytas. O, bobikai! Bobikai! O! Čiu. Ir ko pyksti? Ko pyksti? Ateik! Ugučiukučiuku. Nu va, sustinki vienintelį padarą ir tas piktas. Ryte tik bepročiai sportininkai ir bepročiai keliautojai, man rodos. Vos šūdą neįklipo. O aš išėjau, Maikė vakar ploviaus ranką, išževinau, tik apsimojau, vėl marzna. Vaflius liks vaflium. Kol kas lengva eiti, viskas gerai. Toks oras, kuriuo jau gyvent galima. Bet Giedris sakė, čia viskas, jau buvo baisiausia naktis, jau viskas, nori namo dabar. Fui, žiūrėkit, koks rytis negražus. Aš jau noriu namo, visi ženklai, man rodo, į Europą. Jo, kur tie tavo ženklai, nematau. O čia kas šviežios mėsytės nori. Tiesiai va, prie kelio, per perėją. Kaip skanu, gerai, kad mes taip mėsytę mylim. Gerai, kad nevalgomės jos, nes va taip paruošiama tiesiog ant perėjos. Čia su ekstra šitais dūmais jisai. Nu, rūkinta. Jo, rūkinta. Va, kokios mankštas vyksta. O po to jaučiu varys kavytės. Šiaip dar net 5:30 tik tai, bet babulios jau banį ruošia. Pilnu tempu, kur eisit, ant kiekvieno kampo jau ruošiama. Aišku, ir mėsytė ta ruošiama, marinuojama ant perėjos. Banh mi turbūt dės. Bet šiaip Giedrė gerai pastebėjo, čia jau kaip eini į centriuką labiau. Tai pilna žmonių. Europoje dabar sekmadienis būtų, čia irgi. Taigi sekmadienį nieks nelenda iš namų iki 12. Kokioj Vokietijoje, Islandijoje, tai apšė nekalbu, jie ten neaišku, kada sekmadienį paskaitė. Čia pilna. O čia 5:30 ryto, visi kaip peliukai, pirmyn atgal, pirmyn atgal. Ir jau pipina, nors vienas važiuoja keli. Mangai tiesiog auga, bet žali dar. Dėkui pridėm. Negerai, pradeda lyt stipriai. O mums dar 2 kilometrai. O, tai bent gražus vaizdai iš ryto. Kai mašinų daug nėra dar. Čia beveik atėjom, kilometriukas teliko. Ajuškė lelaik. Ką? Nu ko? Nežinau, gal malaus vakar. Vakar problemų. Buvo padauginta. Bet gražu tikrai čia jau. Turgiukas, daržovės, Va, yra. žuvytė, mėsytė, bandeliukai iš karto. Bet mes ten, kur ir einam kitoj pusėj, kelio bus bandeliukų ir kavos gal. Vakar, kur gėriau, tikiuosi, ten bus. Bet problema ta, kad autobusai turbūt vėl tualetų nebus, tai jei prigersim ir jei bus 3x3. Yes, baby. Atėjom, kadangi mes vakar neturėjom grinųjų, tai sumokėjom tik pusę sumos, varom sumokėsim likusį ir varysim kavytės pagerti. Kadangi dar mum valandėlė, per anksti atėjom, tai atėjom kavytės, tai šiandien tokia dar tik varva. Nežinau, kaip čia gerti. Ir va, balalaitės nuo ryto. Karaokė. Bet aišku, mes nedainuosim. Čia kol prilapsės dabar. Vaflis.
Visą, pagaliau prikapsėjau. Už sveikatą, broli lietuvi. Tai skaniausia kavytė pasaulyje, Vietname. Ai. Buvo selmos. Ui, neskani. Ne, juokauju. Labai stipri, bet labai skani. Labai skani. Sėdim ir kažkas tuoj visai netikėtai čia bus. Tau, aš galvoju, kad ten galima nusipirkti maisto šefas, rodo jiems aukos ar kažką darys. Nežinau, bet čia ką tik stalą patraukė. 14 vienuolių. Here we go again. 10 valandėlių. Čia. Kaimynai šį kartą. Galės man galvą pamasažuoti. Bet čia va čia kaip būna. Kaip įsivaizduojat, jeigu būtų čia per vidurį. Ai, na šiek. Toks autobusas. 10 valandų. Nu gerai. Nebedaug liko šitų trankynių. Važiavę mes susibukinam į hostelį. Miegosim hostelį, nes labai pigu. Man atrodo, už vieną naktį 2 žmonėms mokėjau 5 eurus. Ir tik 150, ne. Porą minučių nusitės, nereikės daug trankytis. Einam gal pašventins dar mus? Čia vyks kažkokios ceremonijos. Panašu, kad judam ir pustuštis autikas. Kol kas. Vienu žodžiu, yra 2 pasirinkimai važiuoti iš 2 stočių. Iš 2 stočių mieste. Bet kažkodėl pastoviai non-stop sustodinėja random stotelėse, kurių net negali pasirinkti. Tai suveža iš hotelio dar visokius taškus ir iš ten suranda. O tai kodėl mum negalim iš hotelio? Mes ir hotelį. Bet mes neišsibukinam iš hotelio. Tai mum negalim. Nereik. Nežinau, bet jau 1,5 valandos vėluoja. Gerai, bet I'm tired. Šiandien, nežinau ar matom mane ar ne, bet šiandien ryte 7:30 lipom į autiką. Dabar yra 7:04 po 12 valandą vakaro. Ir dabar persidam į antrą autobusą. Tas antras autobusas mus nuveš 14 km iki centriuko ten, į tą stotį, kur mums reikėtų išlipti. Ir kur hostelį susibukinom netoli. Ain savo niekas nešneka angliškai, taip sunku suprast. Mes tokie pasimetę išlipom, po tiek daug valandų nežinom ar kur važiuot, kaip važiuot, nieks nieko telefonas nesako. internetu įsikrovęs, mes nieko negalim pažiūrėti, kur mes esam. Jo, mano telefonas kaip visuomet įsikrovęs jau nuo pat ryto, jau kokia 12 valandas jau įsikrovė, o autobusą pasikrauti nieko nėra. Na, bet kaip nors. Viską iki šiol radom, rasim ir dabar. Čia mūsų hostelio vieta. Ramesnės vietos yra taip. O, wow. Very good. Hostelio kambarys visiška tragedija. Bet nieko, vienai nakčiai bus gerai. Ir jau išvarom namo, tai geriau pakentėti. Vaikslau. Nuotraukų tai geriau atrodo nei dabar. Būsim tik vieną naktį, čia tik permiegoti. O muzika kala kaip garsiai. O nežinau, nuotraukos žymiai geriau viskas atrodo. Durys net kiauras. Nieko, turim alučią, einamės valgyti ir prasivaikščioti čia pavakos. Didmiestis. Varom ieškot dragsų. Grįšiu 5 ryto. Visiškas geto. Visiškas geto. Už 130 iš tų jų pinigų, tai čia labai mažai euriukų. 5 euriukų. 2 žmonėm. Rytoj mes tikrai varysim jau arčiau oro uosto. Išeini iš mūsų hostelio. Tai va.
Ir paprasčiausia yra tiesiog vėl užsisakyti banh mi. Tai vėl atvarėm užsisakėm banh mi. Aš su kiaušiniu. Nežinau, su man. Kas čia pavargęs? Kas čia minėjai, kad pavargęs? Nu, gal nepavargę, bet tiesiog labai ilga kelionė buvo. Tai mes tiesiog labai paprastai ir greit viską norim. Giedrius Riubytis norėjo. Ir ko mes neparagavom, tai yra šitų dalykų. Net neįsivaizduoju, ko čia. Bet va, mūsų banh mi. Ten va užsisakėm, čia va valgom. Toks va. Labas rytas. Artėjame prie išvykimo dienos. Šiandien pirmas rytas Ho Chi Minh ir mes turėjom pavalgyti ir atsigerti kavytės. Šiandien hostelį buvo labai garsiai. Aš tai labai daug pavarinėjau, Žinas mėgojo užmušę sakė. Labai gerai. Bet mes perskrostom arčiau oro uosto. Tai 2 valandą bus čekinas sekančiam hostelį. Ir ten jau paleisiu 2 naktis iki išskridimo. Liūdna, baigėsi kelionės, realybė grįžta. Nu, ja, Jau depresija. Šiek liūdna, bet ir smagu, kad grįžta. Vyksta persikrostimas į kitą hostelį. Ir biškį pafilmuosim jums gatvės, kaip atrodo Ho Chi Minh. Tiesiog bardakas, kaip visur. Tokį beprotną. Papuolėm į marktą pakeliui, va. Oi, kaip fainai, skaniai atrodo. Paskutinė diena Vietname. Jej! Kaip matot, nuotaikos skirtingos. Kas labai Europos pasiilgo, kas ne visai nepasiilgo. Šito Vietnamo, tikrai. Labai liūdėčiau, jeigu važiuotumėm iš Filipinų namo, bet iš Vietnamo labai liūdėčiau išvažiuoti. Tai, kur mes einam, kokią misiją? Mūsų misija yra dabar nupirkti mūsų mylimiesiems šiek tiek suvenyrų. Ir mes dabar einam į marktą suvenyrų. Labai populiarų, jis yra už 3,3 km. Eisim ten 2 minutės. Turim visą mielą laiką. Aš tai einu kito reikalo. Aš, kadangi grįžtam į Europą vakare, o ten šalčiau, tai aš einu susirast džemperį, kad nebūtų šalta. Ir būtent susirast tokį, kad visi žinotų, kad aš iš Azijos grįžau. Labiausiai išsiskiriantį, vat specialiai nusipirksiu durniausią džemperį, kad visi žiūrėtų kaip į durnelį. Nes ko supratau Azijai, kad čia niekam nerūpi, kaip tu apsirengęs. Tai reikia taip ir gyventi Europoje, kad galvot, kad niekam nerūpi, arba tau, kad nerūpėtų. Nes ten visi stilistai, madistai. Iš tikrųjų tai kiekvienas kaip nori tas taip rengėsi. Tikiuosi rasiu ką nors su Pikachu, Pokemonais ar dar kažką. Kur mano Pikachu? Ką tik norėjau kavytis nupirkti visiems, mamai, Ryčkai ir draugiai. Ir ten po 100 gramų, 3 pakeliai būtų 40 eurų, neskai? No. Kur mano Pikachu? Džemperis. Čia vien maikutis ir vien feikinis sporto maikutis. Arba tokį va nusipirksiu. Ok, aš jau prarandu viltį, nes jie čia baisiai sukčiauja. Kažkokius feikinius džemperius siūlo už 30. Tada apsisukau, sakau, nejuokauk. Tada jau reikia 20 vejasi, aš net neatsisuku, nes 25. Aš nusiteikęs maksimum 5 sumokėti. 5 eurai riba. Galiu. Nebegaliu, jie mane nervuoja. Visi nons. Jo. Tu nesisišnekėsi? Iškart visi tą patį per tą patį, kaip kalakutai. Va. Va, kažką. Can I have something? Vienai pasakiau, jeigu aš ko nors norėčiau, tai sustočiau, kuo tu klausimas, tai tai padarė. Aš nesuprantu. Va, vėl visur. Ką tik viskas. Jie man žlugo akyse. Jie visiškai degradai. Nebeturiu kantrybės ir daugiau nevaikščiosiu po jų šitus markus, nes jie visiškai atsilikėliai. 120 000 už vieną vėliavėlę, kur ant kuprinės. Tai yra beveik 5 eurai.
Ir tada sakau, are you really kidding or what? Ir apsisakau ir nuėjau ir tada reikia 20 000 vietoj 120. Bet aš iš principo neimsiu, kad neleisiu užsidirbti nei cento, nes jie visiškai idiotai su tokiam kainom. Bando apskeminti 5 kartus didesnę kainą. 4,80 € už šitą medžiaginę mažą vėliavėlę, kur tu siūti ant kuprinės. Ir tai blogos kokybės. Ir mes įsirinkom 5 tokius, ne? Ir norėjom dvigubai. Tai jeigu 5 per 5 eurai, 25 ir dar dvigubai 5 eurų. 5 eurų už vėliavėlės. Prastos kokybės vėliavėlės. Tai aš viskas. Nebeturiu kantrybės, aš einu laukti į lauką, nežinau Giedrė ką pirks. Man nėra noros eiščia duravotis, nes jie visiškai nesigaudo. Su protu susipyko. Žiūrėkit, už kavą 3 kavas prašė 40 eurų, už šitas vėliavėlės prašė 50 eurų. Bet jie turbūt galvoja, kad mes visiškai debilai. Nes, tu bent jei skemini, tu ras tas ribas, kad jau atrodytum bent kažkiek rimtai, o ne atei, pasakei 120 000 dongo, po to, kai aš nusisukau ir pasakiau, kad ar tu juokauji, ar tau viskas gerai su galva, tai tada jau reikia 20 vietoj 120. Tu ras tą ribą, kur gali skeminimo ribą. Ai, būtut matę mano reakciją, kai vas... Žilvinas iš karto, are you kidding me? Are you kidding? Nutrenkiau aš tas vėliavėlės, nes aš svarbiausia, aš mačiau internete šitas vėliavėlės super geros kokybės jau. Pagamintas 3 PM jau čia jau yra, bet super geros kokybės. O čia, kur ėmėm, tai tragiška kokybė. Ir tiek norėjau. Nu, vienu žodžiu, čia buvo pasiekta riba, aš einu namo ir daugiau niekur neįsiu ir nei centų šiem neduosiu užsidirbti. Ir dar svarbiausia, ten labai daug Manchester United maikių. Kaip matot, aš beveik visuose video su United maikėm, kurias pirkau iš oficialios parduotuvės, ne Londone, o Manchesterį. Ir galit patikėti, iš oficialios parduotuvės originalus Adidas daiktas kainuoja pigiau negu pas juos turgui. Bent jau jų pirma kaina, bet tada pradeda jie ten nuo kem gal eurų ir tada gali iki 5 nusimušti, bet aš neturiu kantrybės iki to muštis. Jeigu nori, žinai, tu turi būti tas dealeris, kur moka, žinai, kaip yra dealint lietuviškai? Dėrėtis kainas, jo, tas, kas myli dėrėtis kainas, ten gerai gali nusidarėti, bet žinai, mes tokie dundukai, kur mes nelabai mokam, mums labai sunku ir labai erzina. Ir tas yra, kad jie labai agresyviai viską siūlo. Tu nepraeisi normaliai, negali pasidėti, nes jie viską jau kiša prie tavęs, jau deda ant tavęs, tu negali ten, wow. Jau viskas. Markai man patinka, bet čia yra jau aukščiausio lygio. Galiu 3 žodžiais apibūdinti, čia yra Gariūnų turgus prieš 20 metų. Va daug maž tai. Nu bent gražus va čia. Parkas kažkoks aplinkui didelis. Nusiraminimai. Ėjom 3,5 kilometrų dėl šito. Nu tai va, nueisim 7 kilometrus, kad būtum pasiėmę Coca-Colos du. Prasideda kelionė namo. Paskutinis mūsų vakaras Vietname. Jau va pratinusi prie europietiško varus. O, čia Budweiserį? Aš dar tai varis. Ir šitą azijietišką, vietnamietišką. Parčilina, parvarinom namie. Dabar jau pabiškį lendam. Sakėm paskutinį kartą dar tą banh mi. Nu, nežinau, ar paskutinį kartą, bet bent čia tai tikrai. Ir va, liko. Kad pamirš šitą šalį. Dabar gelbėkit, kad įlipčiau lėktuvą, būčiau pamiršęs. Su vegetariška šitą mėsytę. Lauktuvės namo irgi jau nupirktas. Broliai va kavytės, mamai kavytės ir draugiam. Ir mum vienas. Susimokam ir dar turim, dar labai daug laiko turim. Šnapsaburnių guolis. Alucas ir kavos 5 šitie, kur susidėsi jas. Tai va, žiūrėk, kaip vietas. O atvažiavau su perkimšta, dar buvo antra pridėta. O dabar jau kitaip. Išrinkau daug ką išmečiau. Dabar jau tik kava. O, daug tilpų. Atvarėm į oro uostą, nieko kito nesitikėjom, kaip tik tais milijonas žmonių. Taip ir vyksta. Ką mes veikim? Sakė grįžti po 1,5 valandos. Po 2,5 valandos. 2,5. Bijau, kad aš galiu nedalaukti. Tai mes dabar gersim alų ir lauksim. Kadangi mes turim tų vietnamietiškų dongų, nusimėm, kad nueiti į turgų nusipirkti Pikachu džemperį. Bet ten tik skemas. O ten tik skemas. Sunervavo, tai dabar turim leisti ant alkoholio. Ir neįleidžia į tą duty free. Per anksti atvarėm. Dar reiks gal į Burger King. Jau grįžtam į europietišką gyvenimą. Burger King.
Alus. Tai va, prasideda kelionė namo. Realybė. Nu, 6 mėnesių, ne pla. 4,5 mėnesių. Daugiau biški gal su visais skridimais ir panašiai. Tai pradėjom nuo geros šalies, tada huijaniausia šalis, tada gera šalis ir tada šitie. Gal ir gerai, kad čia užbaigėm, nes čia jau... Čia visiškai. Žinau, kad čia tikrai turbūt negrįšim. 99%, kad į Vietnamą niekada nebegrįšim. 99% negrįšiu. Aš niekada gyvenime negrįšiu į Vietnamą. Pamirškit. Tai va. Niekas manęs čia nesugrąžins. Pafilmuosim, kaip varom namo, nes kelionė laukia ilga. Iš Vietnamo skrisim į Kiniją, Shenzhou. Ten 6 valandų laukimas. Ir tada skrisim į Amsterdamą, 11 valandų 40 minučių. Ir iš Amsterdamo pervažiuosim į Mindeną. Ten važiuot nuo... Mes būsim 6:30 Amsterdame vakaro, o pačia Mindenė 2 nakties. Bet žiūrėkit, šį kartą bus ramesnis skrydis, ramesnė kelionė atgal. Be vizų. Nes mes esam pasimokę, susižinojom apie vizus. Niekam mes nesižinojom. Žinom, kad yra, jeigu ką, Kinijoje visa on arrival, jeigu ką. Bet mūsų šiaip connection flight su viena Airlines, tai neturėtų kilti problemų. Turėtumėm grįžti visai sklandžiai. Dar vienas dalykas, kad kai į Vietnamą skrendant, jums reikia užpildyti, pro kur jūs atskrisit ir pro kur jūs išvažiuosit, ar išskrisit ir kada. Tai mes buvom užpildę, kad išvažiuosim 24 ar kažkas tokio į Kambodžą. O dabar yra 13. Ir išvarom į Kiniją. Aš nenustepčiau, kad jie sakyt, negalim. Ir ką? Parskrisim. Kas toliau? Ar mes baigsim filmuoti šitas dalykus? Tai aišku, kad ne. Ne? Islandija laukia viską. Dar nežinom, kas mūsų laukia, bet kai grįšim, kai jau šitas visas tripas baigsis, tai manau padarysim apibendrinantį video, kas mums labiausiai patiko. Ir kad, pavyzdžiui, kur maistas geriausias, kur žmonės geriausiai, kur dar kažkas geriausia, kur kažkas blogiausia. Jeigu ką, Q&A. Padarysim, žodžiu, dar užbaigiantį video. Išgeriam alučio, laukiam, kelionė dar ilga. Dar labai ilga. We are going to Amsterdam. Tai ką, Vietnamai, norėčiau nusikeikti. Tavo palinkėjimą. Bet nesikeiksiu. Nebūsiu toks piktas kaip to. Nepatiko. Nepatiko. Vietnamas nepatiko. Dabar varom. Varom į Kiniją. O tada į Amsterdamą. O, laukia. Labas turistai. Hello. Kaip kelionė? Kažkaip tašės. Čia yra tašės babuikas, kuri manęs paklausė. Ant lapelio parašė, jinai yra Olandė ir parašė please help me to get to Amsterdam. Aš tai labai gerą kelionę turėjau. Visos 3 laisvos vietos. Oik. Gulėjau įsidrybę savo. Užmigau, pamiegojau, dabar šviežias esu. Ai, kaip gerai, kartais pasiseka ir man. Sveikinu tau, duok 5. Tu čia babų prisirinkai kažkur. Nu, kaip tai nepadėsi žmogui dabar? Paprašė padėti, tik tai reikia padėti. Tik tais nuvesim iki kaitą ir viskas. Giedri su savo naują draugaitę pabėgti. Paliko mane. Iki pat vartų ves. Mūsų vartai 24. Aš babulkiai parodžiau telefoną 24. Betgi Giedri antrą mamą babulkus. Turi iki pat nuveš čia dabar kokį pusę kilometro. Net nesimato, čia 17-18 vartai. Ten toli matau 19-20. Ir iki pat galo eisime. Vis dar einu, ieškot Giedrės. Bet kas man jau čia patinka? Ką tik nepriėmė mano kortelės, nudėjau pasimti kolus. Nepriėmė tiesiog kortelės. Tai buchuriukas šalia stovėjęs, vietinis kinas. Sako, okei, aš tau nupirksiu. Tai taip ir nejauku, bet taip ir faina, kad nupirko. Bet ne faina, kad neturiu kaip atiduoti. Gal aš jam pinigų. Nu, jam daug karmos taškų iš manęs ir iš viso pasaulio. Kai ką tik pasikrovėm telefonus ir patys ant šitų taburečių pasikrovėm save. Visiškai buvom lūžę, mirę be pulso valandą. Taip gerai. How Akis biški sutraukta. Reikia varyt namo. Tai va, liko valandėlį iki skrydžio. Einam prie savo vartų, pažiūrėsim, kada jau gal bordina. Nu, Giedriuk pasiruošus. Yes. 11 valandų 40 minučių lėktuve. Ai, savo. Bet labai skiriasi nuo mūsų pirmos kelionės į Aziją. Šitas skrydis. Čia biški labai sklandžiai. Airlines geresnis ir valgy duoda ir vietos biški kojom daugiau ir šiaip patogesnis. Ir pasiruošę esame. Ir čia jau bus didelis lėktuvas, kur ne 3, o 3, 4, 3 vietos. Tai aš aišku per patį vidurinį
eiliai. O aš jau einu, čia jau viskas. O, jau Giedrė eina, jau lės skolas jai. Eilės jau nebėra šiaip. Davai seni. Sustiksim Amsterdame. Sveika grįžus į Europą. Labas. Kaip tavo skrydis? Ait, sąžiūrė, gerai, mėgojau, labai skaniai valgiau, 3 patiekalus gavom. Ir... Kas gavo 3, kas 2, nes aš irgi daug mėgau, tai vieną tiesiog pramiegau Mylą. Dabar yra 6:30, 25 laipsniai rodo laukia. Aišku, vis dar kelionės nėra pabaiga. Mums reikia iki Vokietijos dasigauti. Ir mes turim traukinį iš pat oro uosto po 8:30. Dabar po 6:07. Tai yra, pereisim tas patikras, kiek aš atsimenu, Amsterį yra automatizuota, tai greit praeisim ir šausim į traukinį. Ir dar 6 valandas važiuoti. Va, Giedris vis dar draugė. Nuo pat, kur mes šiandien išskridom? Iš pat Vietnamo iki pat Amsterdamo buvo laikas. Gal jinai su mum važiuos į Vokietiją, aš tai negaliu žinoti. Nu va, praėjom visas patikras. Mes Amsterdame. Pirmas iškart pastebėjimas. Nieks nieko nesiūlo, jokių taksi, nieks neprisiknisinėja. Kai keista. Einam iki traukinuko. Darė, kaip čia